Tai pirmą kartą, kai pamačiau, kažkaip įdomu buvo tai, kad, man pačiai buvo tas keista, aš ilgą laiko to nepripažinau, bet man jis iš karto atrodė savas žmogus. Labai keista, man tai atrodo, tikrai labai saldu ir atrodo, čia tikrai filmų scenarijus ir čia nesąmonė, taip nebūna. Bet aš nuo mažens labai melsdavausi už savo vyrą, mus mama mokindavo, mes religingoje šeimoje augom ir aš nuo mažens melsdavausi, atsimenu rožančius, kad už savo vyrą, kad gaučiau gerą vyrą, kas trukdo tikrai ilgai mažam vaikui. Ir kai mes pradėjom bendrauti, mes, ta prasme, toks keista, bet iškart chemija, iškart kažkas įvyko. Tai kaip mes susipažinom su Deividu, iš tikrųjų tai labai gerai atsimenu, nes buvo irgi kažkas labai magiško ir aš buvau bažnyčioje ir jisai buvo bažnyčioje su visa savo šeima. Ir aš jo nepažinojau, aš šiek tiek žinau, kad jis egzistuoja, nes mano sesuo vyriausia mokinus paraleliniai klasiai su juo, tai irgi taip įdomiai. Ir aš pamačiau tada į bažnyčią su jo šeima ir aš tada pažiūrėjau, galvoju, Dieve, aš norėčiau tokio vyro. Ir aš tiesiog taip pagalvojau. Ir ir taip kažkaip gavosi, kad mes tada buvom po metų kažkur Kaštone ir Paulina sako, žiūrėk, sako, čia tas vaikinukas. Tikrųjų grįžinėjau, norėjau važiuoti namo, bet vienas draugas sako, važiuojam, dar užeisim į Kaštoną. Ir gerai, taip nusprendėm, važiavom. Užėjom, daug žmonių, tai ten šokiai vyksta ir priėjo Paulina, Emilijos sesė ir sako, ten kažkaip mane pasigavo, sako, Deividai, turiu sesę, čia atsivedžiau į Kaštoną, sako, ir noriu ją supažinti su tavim, nes girdėjau, kad tu groji būgnais, o jinai dainuoja, tai gal rasit bendrą temą, bendrą kalbą ir galėsite pasibūt, pabendrauti ir tiesiog norėjau susipažinti. Aš, Deividas, imu tavęs, Emiliją, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Kai laimė lydės, ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers. Kai sveikata atvers. Ar lygus suims visą gyvenimą. Tave galėsiu ir gerbsiu, tegul padeda man Dievas. Tada Paulina matė, kad mums patinka, mes pasvaibinam ir Paulina tokia, ai, Deivid, aš turiu važiuoti, gal ją namo parvežti. Ir jis mane tada vežė namo ir mes visą kelią dainavom, kas buvo žiauriai keista. Aš žmogaus nepažinau ir mes visą kelią pradainavom, mes dabar, tarsi mes dar tą dainą dainuojam. Kažkaip Emilija pradėjo dainuoti mašinai, man tai sužavėjo, aš jau ten sakau, eina, savo čia kosmosas. Nes, taip gražiai dainavo, tokių, dar ypač, aš pasakiau, dar kokias man dainas patiko, tai ten tas dainas sudainavo, tai buvo labai, buvau didžiuliam džiaugsme ir taip pravažinėjom dar kokias 2 valandas, ten suko miestą ratų, sakau, dainuojam dar toliau, sakau, ir kartu ten pradėjom, aš ten per visur ten su būgneliu, tai pritardavau irgi dainuoti kartu, tai po biškį, man tai patiko tas dainavimas, įvėlė į tokį, kaip sakant, toliau norą bendrauti. Ir kitą dieną pasiūliau jai važiuoti iškart į šventę, tokią mes organizavom. Ir labai įdomu buvo tas, kad
mes pažįstame tik vieną dieną. Aš tokia blembo iš šono atrodo, ten visa šeima jo, visa giminė, visi draugai ir jis atsiveža panelę. Ir visi tokie, o tai kas tu tokia, kiek jūs laiko pažįstame, aš tokia antrą dieną. Tai buvo labai labai keista. Ir vat kaip Deividas pasako, nežinau, ar jis pasako, kad tą dieną aš dainavau jo mėgstamiausią dainą Ufonautai ir jis toks pamatė mane dainuojant ir sako, wow, nu tipo, that's the one. Tai vat viskas buvo labai magiška. Iš tikrųjų, skamba gana saldžiai. Ilgą laiką to gal nesakydavau, nes gau, kad tai nesąmonė ir tai tokie tušti dalykai ir mes tikrai nesusituoksim, nes mano rimti santykiai. Ir va taip mums kažkaip susiklostė viskas labai gražiai. Tai va, aišku, buvo visko, bet va kažkaip viskas taip gražiai išaugo, labai labai gražiai. Taip, gyvenime esate jūs abudu svarbiausi šitos kelionės dalyviai, bet branginkite draugystę tų žmonių, su kuriais yra užsimezgęs ypatingas ryšys. Ir aš šiandieną tiek bažnyčioje, tiek čia, šioje indėniškos kultūros oazėje, jaučiu, kad susirinko patys brangiausi jūsų žmonės. Ir jų gausa ir ta tokia teigiama energetika rodo, kad neatsitiktinai jie čia yra. Reiškia, jūs patys esate labai geri, teisingi žmonės ir aplinkui jūs susibūrė labai teisingų ir gerų žmonių ratas. Norėčiau gal padėkoti už tai, kad sugebėjo, nežinau, atrišti mane ir, kaip sakant, leisti, jau įeiti tą tikrą gyvenimą. Aš tai galvoju, mūsų santykiai, ta prasme, tai buvo mano pirmi santykiai. Ir santykių pradžia aš labai dvejojau. Ir man toks jausmas viduje, o jeigu tai ne tas. Visi ženklai rodė, bet man taip kirbėdavo. Ir jisai visą laiką manęs laukė. Ir jis visą laiką, jis taip gražiai mane myli ir tas rūpestis, ir jisai manęs išlaukė. Va toks jausmas. Nes man tiesiog buvo paauglystė, aš tik baigus ir man toksai, tiesiog aš nesuvokiau, ką darau, iš tikrųjų.